pavasario rubrikoje debiutuojantis lietuvių režisierius Mantas Kvedaravičius ir jo dokumentinis filmas Barzak. Tai istorija apie nuolatinio karo alinamą Čečėniją. Filmą režisierius kūrė daugiau nei 3 metus. Filmas šiuo metu startuoja Berlyno kino festivalyje, o nacionalinė filmo premjera jau kino pavasaryje. Čečėnija yra, bent jau buvo iki 2000 metų zona, kontrateroristinės operacijos zona. Žmonės nežino, kur ateina ir kas išeina, kada kokie spąstai atsidaro, kada kokie užsidaro. Visi žmonės gali būti sekami, kad visų telefonai gali būti pasiklausomi, kad bet kas gali būti suimtas, nes tai yra leidžiama įstatymu. Žmonės tikrinami dokumentai, kai kas yra sulaikomi, kai kas sulaikomi ilgiau, kai kas sulaikomi trumpiau. Pats tas gyvenimo būdas tiek man, tiek kitiems žmonėms yra pastovi paranoja, pastovi įtampa, kad nežinai, kada būsi sulaikytas, nežinai, ar esi sekamas, ar kodėl sekamas, kada tai baigsis, ar tai yra tavo mintise, tavo galvoje, ar tai vyksta realiai. Baigiu rašyti mokslinį darbą apie kankinimus, apie skausmą. Taip pat rašiau apie dingimus ir visą žmonių jausenas. Su kinu nieko bendro neturėjau, gal ir su fotografija neturėjau. Tai buvo nauja absoliučiai patirtis. Per tuos metus apie 100 valandų medžiagos yra nufilmuota. Pats pradėjau filmuoti 2007 metais. 2006 metais buvo nufilmuota vienas iš epizodų kalėjime. Tai mano kolegė Zarema Mukuševa filmavo. Ir po to buvo važinėjama kiekvienais metais, tuos 3 metus, po 2 po mėnesį praleidžiama Čečėnijoje. Tai daugiau negu metai susidarė pačio gyvenimo Čečėnijoje. Be abejonės, tai yra platesnis kontekstas ir jo negalima ignoruoti, bet tuo pačiu ta nežinomybė yra ir ten. Ir jeigu pateikt kažkokią versiją, kur viskas yra aišku, kas grobia, kodėl grobia, kur žmonės yra laikomi, kur yra dingusieji, tai būtų didesnis iškraipimas negu paprasčiausias to nežinomybės pateikimas. Nėra informacijos, nėra faktų, arba faktai yra kitaip kuriami. Dėl to filme ir yra pateiktos alternatyvios realybės, tai sakykime, ar pranašystės, ar sapnai, kurie kalba apie tos pačius faktus, bet kalba kita kalba. Prieš tai buvo mano draugai, kurie buvo dingę, kai kurie atsirado, kai kurie neatsirado, bet tai gal tik tai sutvirtino tą emociją, ar dar kartą parodė, kokia tai emocija, kokia tai baisi emocija, kai tu sužinai, kad tavo artimas žmogus yra pagrobtas ir tu gali tik įsivaizduoti, kas vyksta po pagrobimo. Ir Natalija Estemirova kažkokiu būdu sugebėjo labai ilgai dirbti, atvirai kalbėti apie tai, kas yra daromas, kaip tas vyksta. Daugelis iš mūsų žinojo, kad jinai bus nužudyta. Ir, kaip aš vadinu, tai išpranašautos mirties kronika. Visi kalbėjo, kad Natalija, važiuok išėjau tau, tu daugiau neišgyvensi. Nes prieš tai vyko jos susitikimai su prezidentu Ramzanu Kadyrovu. Jai buvo atvirai grasinama. Čečėnijos prezidentas atidavė įsakymą ją pašalinti. Jis buvo pagrobta, išvežta į kaimyninę respubliką ir nušauta krūtinę.